Sveiki, Unboxing LT. Šiandieną toks bus įdomus pas mus formatas, tai yra mes neimsim kažkokių tai prekių iš Kinijos, o čia kaip matot pas mus yra čekiai, kol kas tik tai čekiai, bet filmukas bus apie tai, kaip mes apsipirkinėjome suvalkose ir ką mes atsivežėm iš Lenkijos, dabar šiuo metu yra populiariausia tema. Tai va, čia yra, va, pavyzdžiui, čekis yra iš, na, tai pasakysim, va, iš Lidlo, matot, iš Lidlo, suvalkose, va, tik mes daug pirkom ir išleidom 443 zlotus. Va, čia va, su Lidle buvo pirkta. Va, čia mes apsipirkinėjome Kauflando čekis, Kauflande mes išleidom 317 zlotų. Na, o čia visokie kitokie čekiai yra visokių, kaip sakoma, prekių, ką mes pirkom tenai Lenkijai. Iš tikrųjų taip, Lenkijai mes išleidome pilnoj sumoj, čia su visu benzinu, su viskuo, nuvažiavę išleidome 300 eurų. Tai aš dabar visko, aišku, nerodysiu, kiek aš čia visko pirkau ir kiek aš čia visko turiu. Jūs viską matysite nuotraukos ir matysite, pafilmavom truputėlį medžiagos, kaip prie parduotuvių privažiuojam. Lietuvių iš tikrųjų yra labai daug. Ir tiesiog, va dabar va, paimsiu kažkokį tai maišelį ir pasižiūrėsim, ką mes pirkom. Aš kainų, aišku, nežinosiu, tai yra, rodysiu prekes, o savaime aišku, kai jau montuosiu patį filmą, tai jūs matysite tos prekės kainą zlotais ir tos prekės kainą eurais. Ar tai yra brangu ar pigiau negu Lietuvoje, tai yra čia jau spręsti jums, jūs patys pasižiūrėsite ir pažiūrėsite, ar verta. Tai, kad mes nuvažiavome ir apsipirkome Lenkijai, manau, kad tai yra verta. Už 300 eurų mes prisipirkome, nu, prekių managos daugiau negu mėnesiui. Tai va, tai dabar aš parodysiu tai tas prekes, kurias iš tikrųjų, nu kaip pasakyti, tiesiog yra, na, kurios yra įdomios, manau, kad įdomesnės kažkokios, tik galėsite palyginti tas prekes, kiek kas kainuoja Lietuvoje, kiek Lenkijai. Noriu pasakyti, kad mes iš tikrųjų perkam netaupydami, tai yra pirkom tai, kas mums buvo reikalinga, nesirinkdami pigesnių ar brangesnių produktų. Tai va, tiesiog dabar va, pradėsiu, va, nuimsiu čekius ir pradėsiu rodyti tam tikras prekes ir va, galėsime pasižiūrėti, ką mes nusipirkom ir pažiūrėti, kokios kainos buvo zlotais ir kokios kainos eurais tuo metu ir palyginsite, kokios kainos šiuo metu yra Lietuvos parduotuvėse. Apsilankėme Lenkijoje tokiame prekybos centre, kuris vadinasi Suvalki Plaza. Tai va Suvalki Plaza tame centre prekybos, na tipo čia Akropolis, bet toks sumažintas, Rossmann parduotuvėje išleidom 154 zlotus ir 45 grošus. Kiek čia eurais parašyta bus apačioje, kiek mes čia visko išleidom, o dabar tiesiog va dabar pažiūrėsim, kokias mes čia prekes nusipirkom. Na, savai neaišku, nusipirkom dantų pastos Blendamet. Na,
kaina, matot, kokia yra parašyta, kiek jinai šitas Blendamet kainavo. Nu, pirkom ne vieną dantų pastą Blendamet, pirkom daug dantų pastos Blendamet. Va tokia, va dar buvo Blendamet Complete su 50, tai kaip sakoma, 50, daugiau procentų, ne procentų, o moteist, daugiau skonio. Čia dar vienas Blendamet, čia dar vienas Blendamet, dar vienas Blendamet. Nu, žinokit, žmona pripirko labai daug Blendamet. Čia mes metus tos dantis valysimės. Na, bet sakė man, kad yra pigiau Lenkijoje tą Blendametą. Ir tiek to, nusipirkom labai daug dantų pastos. Va, urmas, kaip sakoma. Tai va, kaina šito va dabar, va, šito Blendamet komplekto matote parašyta kokia yra, o šitas Blendamet vienas vienetas kainuoja va kiek. Čia jau pas mane montuojant bus parašyta. Važiuojam toliau. Ką mes toliau nusipirkom? Aš nežinau kas čia. Neutrogena. Kažkoks tai yra, kūno losijonas. Va, irgi kaina mažas, kiek kainuoja tasai kūno losijonas. Galėsit po to ieškoti Lietuvoje, kiek šitas kūno losijonas kainuoja. Toliau Ibupar. Čia yra tabletės dražovai Ibuf. Na, vienu žodžiu, vaistai kažkokie. Nu, net nežinau, aš vaistuose nesigaudau, kainą matot. Irgi spręsit, ar apsimoka Lenkijoje, pirkt ar Lietuvoje. Važiuosim toliau. Va, toliau norvegiškas kažkoks tai kremas, Norwegian Formula. Kas čia? Aha, kremas rankoms. Irgi neutrogenas, šitas turbūt yra neutralus kremas. Na, žmona pirko, ne aš pirkau, irgi kainą matą, kiek jisai kainavo. Toliau žiūrim. Dantų šepetukas vaikui Jordan. Va toksai, va, linksmas šepetukas. Žinau, kad Lietuvoje jie irgi yra parduodami, čia soft. Šepetukas kainą matot, taip pat nuspręsit, ar verta pirkti Lietuvoje ar Lenkijoje. Čia viskas Rossmanė yra pirkta viskas Rossmanė. Toliau dar vienas kremas rankoms, bet jis truputį kitoks. Nu, irgi kainą matot, aš nežinau, kuo jie skiriasi, nu, vienas toks, kitas toks, na, va, dabar va, matom šito kremo kainą. Va, ir čia kažkas pas mus yra. O, dar, žiūriu, žmona vis tą pačią liniją perka. O čia pas mus yra kūno losijonas, irgi neutrogena. Irgi kaina, matot, parašyta. Galėsite susirasti irgi, taip kaip vis kartojusi Lietuvoje, pasižiūrėti, ar verta, ar neverta. Ir kažkoks tai miksas, na, kažkokių tai džiovintų vaisių ir riešutėlių. Manau, kad labai skanus dalykas. Tai va, už visą va šitą va paketą, kurį jūs matot, va čia va tiek va daug visko pripirkta, va, pilna, dantų pastos, čia visokios dantų šepetėlių ir taip toliau. Matot, patys sumokėjom 154 eurus ir 45 euro centus ir grošus čia. Kainos zlotais čia, žinokit, už visą šitą daiktą. Viskas yra zlotais. Na ką, dabar važiuojam toliau į kitą parduotuvę. Tai kitoje parduotuvėje mes buvome atsmykę, tai yra vaikų parduotuvėje. Ir vaikų parduotuvėje šį bei tą nupirkome mūsų dukteriai. Mūsų duktė dabar 3 metų, tai va ją irgi kažkokių visokių dalykų pripirkom. Tuoj parodysiu visą ką. Ir tai, tada apsilankėme tokiai parduotuvėje vainais. Mik išleidom 69,57, 69 zlotai 57 grošai. Matot, kiek tai yra eurais. Vienos prekės nurodysiu, nes vieną prekę jau palikau mašinoje ir paslėpėm, kad duktė nepamatys, tai čia būtų akiniai, tai nuo saulės. Realiai taip, tuo metu, kai mes lankėme šitoj parduotuvėje, tuo metu buvo dar 20% nuolaida nuo to, ką mes pirkom. Leidom žiūrėti, ką mes nupirkom. Nu, va toksai, va, puodelis. Hello Kitty, na, kaip puodelis, tai yra jūs čia pripilat gėrimo ir su šiaudeliu gerėt ir va čia va iš apačios, va, matot, va viskas gerėsi, kaina, matot šito puodelio. Labai, man toks labai patinka, čia dar saldainiukų viduje yra. Tai, manau, 3-metei duktrai tikrai šitas pirkinys dovana tikrai labai patiks. Toliau
nupirkom, kadangi nuo atostogų metas, kaip jau ir vasara, nupirkom tokį vaikišką kremą nuo saulės, kaip aš suprantu. Na, vaikiškas kremas nuo saulės. Nežinau, kainą matot, palyginsit ar Lietuvoje, aš atspinti gal ir net nemačiau, manau, bet galima vis tiek palyginti kitus kremus kainas ir kainą čia, ar verta ar neverta. Toliau, toks, flamasterių rinkinys. Tai yra 12 flamasterių rinkinys. Na, manau, kad kainą irgi matot, toksai, gražutis. Čia parašyta 14,99 zloto, o mes, kadangi čia dar buvo 20 procentų, tai čia yra parašyta, kad mums 3 zlotai dar minusavosi. Kaina parašyta, viskas parašyta. Tai, šitoje parduotuvėje dar čia sakiau, kaip akiniai yra, bet sakinukų nuo saulės norisi, nes jie yra paslėpti, kad gimtadienio dovana bus. Tai mes šitoje parduotuvėje išleidom 69 zlotus 57 grošus. Važiuosim dabar toliau, dabar rodysiu iš tikrųjų visą, ką mes pirkom iš Lidlo ir pirkom iš Kauflando. Na, važiuojam toliau. Na štai, prieš mane Lidlo ir Kauflando čekiai. Vienas čekis yra 317 zlotų, kitas 443 zlotai. Labiausiai, aišku, apsipirkom, kaip matot, Lidle, paskui pirkomės Kauflande. Aš dabar, kaip pasakyti, parodysiu tik tas prekes, kurios tiesiog, man atrodo, yra įdomios, tiesiog palyginsite kainas, tai yra kainas rašysiu, galėsite apžiūrėti tas prekes. Ne viską savaime aišku rodysiu, nes visko parodyti neįmanoma. Jūs nuotraukose matėt, kiek prekių, kiek iš Lidlo įsivežėm ir kiek įsivežėm iš Kauflando. Tai yra kokia gausybė tų visų prekių. Na ką, pradedam. Tai paskui galėsime dar labiau čekius panagrinėti, pasakysiu, kiek išleidom eurais Lidle ir kiek išleidom eurais Kauflande. Pradedam. Ką pirkom? Na, kebab gyros sosas kebabams. Na, aš nemanau, kad jūs rasite Lietuvoje tokio, bet čia tiesiog toksai padažiukas. Pamačiau, žiūriu, labai man jisai skaniai atrodė. Kebabo aš aišku nevalgau, bet dabar turbūt reikės valgyti. Į datas būtinai žiūrėjau, kad ilgai laikytų, nes kai važiuoju, tai reikia ilgai, kad laikytųsi. Tai kainą matot, galvosit patys ar verta. Toliau čia toksai rauginti agurkėliai, bet salautos, matot, jos yra supjaustyta viskas agurkėliai. Man jie patinka, aš juos valgau. Kainą irgi matot, spręsit patys ar verta. Šitą, čia Lietuvoje tai tikrai tokių kempinėlių reikia, bet pas mus kempinėlių yra. Tai yra, pas mus kempinėlių nebuvo, kaip sakiau, mes viską pirkom. Tas, kas mums buvo reikalinga tai dienai. Kainą matot, galvosit irgi, gal rasite Lietuvoje pigiau, aš nesiginčiu, galbūt bus ir pigiau. Toliau. Čia iš Kauflando matau viskas paimta, 50% vaisių. Ne vaisių, uogų, čia pas mus yra ekstra džemas, tai yra vyšninis džemas. Aš nelabai mėgėjas, bet visai namuose yra neblogai kokią arbatą pasisaldint,
ar kokį ten nusidėti kažką tai tokio su pienuku pagerti, ar kažkas tokio. Taip, Roll Mopsai, žinėjai, silkutė. Va, man jinai patinka. Iš principo, kainelę irgi matot, nežinau, ar čia brangu ar pigu. Na, kaip sakiau, mes pirkome tą, kam norėjome. To, ko norėjome valgyti ir tuo metu nesirinkome tarp kainų. Kainą matot, sužinot, kaip sakom, nesužinosit, patys spręskit, ar verta, ar neverta. Toliau mes turim tokį šarlotką, tai yra obuolių košę. Čia labai daug, vos ne kilogramas, 900 gramų. Labai gerai pyragus kepti, tai yra tiesiog paimu šaldytą tešlą ir sudedu į šaldytos tešlą, aišku, šimirinkau, padarau kaip pyragą ir sukišu va šitą obuolių košę. Na, pasakysit, galima ir pačiam pasidaryti. Taip, galima pasidaryti viską. Iš tikrųjų, galima viską pasidaryti. Nežinau, čia jau moteriški dalykai. Kainą matote, man apie moteriškus dalykus kalbėti, nei šis, nei tas, čia žmonos daikčiukas, moterims bus įdomu žiūrėti šitą video, sužinoti, kiek kainuoja tokie softino. Toliau, makaronai! Valio! Vaikas čia valio. Makaronus, manodas, visi perka pigiausias produktas, nežinau, kiek čia kainavo, čia yra pilno grūdo makaronai. Tiesiog pamačiau, kad aš tokių Lietuvoj, turbūt parduotuvės mažai vaikščiu, Lietuvoj tokių nemačiau, tai tiesiog man, pilno grūdo sveika. Sakau, paimsiu, paragausim, ar tikrai skanu. Taip, konservuotos paprikos. Na, irgi kainą matot. Valgysim. Manau, kad visai neblogai. Skanu, tiesiog skanu. Konservuotos paprikos. Lietuvoje taip pat galima gauti, kelis kainų dabar palyginti. Dar vienas Kauflando Classic džemas. Braškinis. 50 procentų tik tai šitų uogų, kas daugiau nežinau. Kažkas tai turbūt saldikliai. Va, šitas irgi iš Kauflando man patinka, čia yra fruit cocktail. Tai ir pasakiau, atsidaro, tai čia visokių gabaliukų, visokių skanių gabaliukų. Cukraus dozė, kas diabetikai, nežiūrėkit šito video, kas ne diabetikai, galite pasižiūrėti, manau, kad visai jums šitas dalykas kaip ir patiks. Na va, fruit cocktailis. Gerai, toliau. Dar makaronai, vaikiški makaronai. Čia, aišku, galvoju, savo vaiką paėmiau pačius brangiausius, tokius radau iš tų vaikiškų. Ledėčių parašyta vaikams. Patys brangiausi makaronai, kokius tik tai radau. Tik prisimenu juos irgi Kauflande pirkau. Na, šitos makaronus tai jau visi žinom. Va, Lubela makaronai. Kaina mato, čia spageti. Na, daug aš to makaronų nevalgau, bet vieną pakelį pasiėmė. Tiesiog, kad būtų, Lenkijai buvau, makaronus būtina pirkti, pigiausia prekė kaip ir. O, čia jau prasideda pas mus chemija, Brief, 6 Effect, Power Gel, tualetas, kad būtų gražus, kaipgi. Va, jeigu važiuoji į Lenkiją, tai tualetinį popierių būtinai reikia pirkti ir Briefą. Nes, viską suvalgai, tada pakakoji, tada viską nuplauni. Su tuo kaina matot. Toliau pas mus Silanas. Na, čia irgi už mano kažką pasiėmė, čia kaip suprantu yra drabužių minkštiklis. Irgi kainą matot, galbūt Lietuvoje apsimoka, galbūt ir čia buvo pigiau. Va, na ir paskutinės dalykas, tai yra, kadangi aš turiu katę, ir mes visi katę turim, va čia yra toksai kačių maistas, Perfect Sensitive katėms. Irgi kainelę matot, galiu pasakyti, kiekgi čia kilogramų, kažko tai... 750 gramų, kačių ėdalas. Na ką, iš tikrųjų, ką darom? Gal užbaigiam pirmą dalį? Tiesiog stabdau šitą video, mums neįdomu žiūrėti bus. Stabdau, pirma dalis baigėsi, žiūrėsime, tai jau pat filmuosiu antrą dalį.